Sveiki visi, šį kartą pakalbėsim apie kitą intuicijos rūšį - sapnus. Sapnai taip pat yra šeštas pojūtis, kurį mums atneša naktis. Senovės Romoje buvo tikėta, kad sapnus atneša dievas Morfėjus. Yra senasis Egipto sapnininkas, kuris paaiškina sapnų reikšmes, bet manau, modernėjant pasauliu, modernėja ir sapnų rūšis ir jų reikšmės. Iš esmės, sapnų rūšis galima taikyti į tris kategorijas. Tai yra masiniai sapnai, kurie turi būtent masinę reikšmę ir visiems žmonėms tos reikšmės bus vienodos. Antra reikšmė būtų individuali, tai yra reikšmė sapnų, kuri yra skirta aiškinti tik tai individualiam asmeniui. Ir trečias pogrupis yra sapnai, kuriuos nuleidžia kosmosas arba kitos būtybės, arba ateiviai, arba dievai, kurie priklauso aukštesniam pasauliui. Bendri masiniai sapnai pasireiškia prieš kažkokius tai kritinius įvykius, sakykime, dauguma žmonių sapnuoja panašius sapnus. Tarkim, kažkokį tai nelaimę, įsiveržimą vulkano arba didelę bangą, kuri užlieja, arba tiesiog kažkokius tai pranašaujančius įvykius, kaip karą, kariuomenės judėjimą, permainas, kurios vyksta didžiuliai gaisrai. Ir apie tai prieš įvairias šitas permainas, kataklizmus ir šitą epidemiją kalbėjo man daugelis žmonių, siekdami tų bendrų reikšmių paaiškinimo. Būtent tie kataklizmą simbolizuojantys sapnai reiškia didelės permainas, kurios vyksta dabar. Individuali reikšmė sapnų priklauso nuo to, ką asmuo išgyvena, jo patirties ir visumos. Jungas aiškino, kad tai sapnai yra susijęs su mūsų seksualinė patirtimi arba mūsų neįvykdytais seksualiniais potraukiais arba troškimais, kurie mus lydi nuo ankstyvos vaikystės. Na, iš dalies tai yra tiesa, žinoma, sakykime, sapnai, kurie žymi neištikimybę, kažkokias kraujo dėmes arba atvirkščiai, tarkim, namų statymą, kiaušinienės kepimą arba gyvulių, kiaulių auginimą, dažniausiai tai būtent yra susiję su mūsų seksualinė veikla ir mūsų gyvenimo pasikeitimais, tai yra vedybomis, poros susiradimais. Kai kuriems asmenims seksualiniai troškimai, potraukiai yra susiję su traukiniu, važiavimu traukiniu, geležinkelio stoties sapnavimu. Bet tie sapnai būtent, kaip ir sakau, priklauso nuo žmogaus individualios patirties, sakykime. Ar tai yra didelė seksualinė patirtis, ar tai jau yra kelintos vedybos. Taip pat sapnai individualūs gali būti būdingi tam tikrai šeimai arba asmenų grupiai. Ir, sakykime, tos giminės moterims tie sapnai būtent yra paaiškinami vienodai. Tarkim, yra dar tokia situacija, kad su liga yra susijusi balta spalva. Ir, sakykime, vienos giminės moteris visada prieš ligą, prieš sveikatos sutrikimą būtent sapnuodavo baltus arklius, baltas sukneles, baltus debesis ir kitus dalykus. Tie sapnai, kurie yra susiję su kosminė informacija arba iš aukščiau kylančia informacija, kurią mums siunčia mūsų buvę įsikūnijimai, dievai, kosmosas arba ateiviai, gali taip pat turėti labai įdomią reikšmę. Galim kontaktuoti su Dievu, kalbėti su Marija Kristumi arba kontaktuoti su ateiviais, sakykime, sapnuoti, kad nusileido skraidantis laivas ir mes susitinkame su kito pasaulio būtybėmis. Arba to kitos pasaulio būtybės gali apsireikšti mums kaip kokie tai šviesos lydimi sparnai, angelai, arba visiškai panašus į mūsų žmonės, kurie mums stengiasi kažką pranešti, mus palaiminti arba mus išsaugoti. Ir, tarkim, aš galiu pateikti vieną pavyzdį. Sakykime, itin sudėtinga širdies liga sirgęs vyriškis, kuris jau praktiškai gydytojų buvo visiškai nurašytas ir turėjo visiškai negalią, jisai dirbo, vedė, pagimdė netgi vaiką. Ir esmė yra tame, kad gydytojai ir klausė, ar tu kartais nesapnuoji ateivių. Taip, iš tikrųjų, kardiologai gydytojai to ir klausė, ar tu nesapnuoji ateivių. Ir jam teko prisipažinti, taip, iš tikrųjų, aš sapnuoju, kad kiekvieną naktį mane paima ateiviai ir perdirba savo laboratorijoje. Ir jie sako, tu vis dar gyvensi. Tad tokie būna paradoksai. Tegu jūsų sapnai būna gražus ir padeda jums gyventi. Iš esmės, dar viena sapnų sritis, tai yra prašyta kastanetos. Labai išsamei prašyta jo knygose. Jeigu norėsite, galėsite kreiptis į mane. Aš turiu 4 kastanetos knygų dalis, kur yra prašyta sapnai ir sapnavimo menas.
Tai yra kelionė į sklaną ir sakmės apie jėgą. Ten būtent yra perduodama senovės indėnų paslaptis arba patirtis, kaip įvaldyti sapnavimo meną. Iki pasimatymo.